Sveiki kompanija. Nu ką, senai besisveikinau. Kiek aš jau? Jau antras mėnuo važiuoju. Dabar išvažiavau 8 savaitę. Iš jų 3 savaitę aš varau vien tik tai Bulgariją ir Rumuniją. Nu, aš ten džiaugiuosi, geras maršrutas, įdomu. Tai kad, aišku, labai ilgai važiuoti, kadangi vien tai šunkeliai. Nu, ir žiemą aš, aišku, nebevažinėsiu tenai, nes ten žiemą per daug striomina. Bet šiaip kol kas taip nieko. Bet vis tiek. Antras mėnuo varau non-stop. Aš jau pasiekusi tokį, kaip sakant, sado mazo būseną ir gavau, pasižiūrėsiu, kiek ilgai jūs varysit. Kada jūs prisiminsite, kad reikia išeiginių. Pasižiūrėsiu. Aišku, dabar čia buvo gal kaip 4 dienos išeiginių, tai biškai pailsėjau, bet vis tiek, taip kažkaip, galvoju, pasižiūrėsim. Na ir aišku, aš tokį maršrutą ištvėriau tik dėl to, kad važiuoju įdomiais maršrutais. Nes jeigu būtų reikėjo tokį maršrutą važiuoti Latviją, Latvija, Vokietija, Olandija, Belgija, aš jau būčiau viskas. Jau man būtų, ir tenai jau toks biški nervinis tikas jau būna ant galo. Bet tam autostradom, jeigu būtų reikėjo varyti, aš tai jau būčiau senai išprotėjusi. Čia tai, kai įdomu maršrutas, tau įdomu važiuoti, žinai. Aišku, kiekvieną kartą tuo pačiu maršrutu, tai irgi atsibos. Įzdė gražiam. Nusprendžiau, reikia pavalgyti, bet svarbiausia, buvau 6 valandas neįjungus šaldytuvo. Tai dabar meldžiuosi, kad nebūtų sugedę. Bet tokių gerų produktų pasiėmiau, kur ten skaniai pavalgyti. Tai jeigu bus sugedę, bus šakės. Tai pabyda bus. Ne taip išjungi šaldytuvą. Lyg tai nieko. Bet tai koks kaifas važiuoti. Tuščia autostrada dienos metu. Nieko nėra. Ką reiškia važiuoti tais nepopuliariais maršrutais, kur nėra tranzito ir viso kito. Tokie keliai turėtų būti visur, tada būtų lafa dirbti. Aš net Austrijoje tokių vaizdų turbūt nemačiau. Kaip labai gerai nesimato per kamerą. Va čia tai vaizdai. Koks tai tarpeklis. Koks vaizdelis. Bet čia tiek gražiai visur. Aš turbūt Italijoje tiek nesigerėjau, nors ten gal jau pripratus. Bulgarijos šiukšlynas, tose bardakynuose. Stebėkit. Didžiausiam bardakynė 2 dangoraižiai. Čia turbūt per visą Bulgariją matyti 2 dangoraižiai tik tai pastatyti. Humoristai. Visur kolonkės apleistos, tokios visur tokia bardakas, kažkoks tai viską ir 2 daugi dangoraižiai, vaizdelis topinis. Ne, čia vaizdelis, nėra kaip lemba nutraukti. Kažkas nusitrauks. Ir ką mes čia turim? Užsirakinsim. Taip. Tik tai vaizdo nelabai. Bet gali sėdėti. Lauke svarbiausia dušas. Jėsti. Klasikai. Jau 2 stovi. Laukia žuvies kvapą.
dirbant tokį darbą, nesvarbu, net jeigu darbdavys tų priemonių nesuteikia, kaip sakant, geriau dėl savo šventos ramybės pasidaryti tokį kaip gelbėjimo rinkinį mašinai. Tai aš turiu čia vadovėlį. Ten gal čia pradirbus metus laiko, gal, ar po metų, ar po 2 aš pasidariau tą tokį, kaip sakant, lagaminėlį. Tai tame lagaminėlyje aš turiu litrą tepalų, nes aš ir šiaip turiu tepalų, tokį didelį bakelį, bet čia turiu tokį litrą, kurio, jau kai ir to nebebus, toks ekstra atvejs. Litras tepalų, tada stabdžių skystis, antifrizas, VD40, visokios ten replytės, atsuktuvai, šmirgeliukai, ten dar kažkas, tokie, kur kažkam gali, tie surišėjai, plastikiniai. Dar įsidėsiu tokį, kur, jeigu kas nors prakiūra, kad galėtum uždaryti. Ir žinokit, nors jums atrodo, kad tenai, gal neprireiks, gal nieko, bet žinokit, geriau turėkite, nes kelyje nežinai, kada ko prireiks. Taip ir man, žinokit, po 8 metų prireikia. Aš va čia, kai važinėjau į tą Bulgariją, Rumuniją, jau 2 savaitę, tai tenai aš praktiškai variau vien serpantinais. Ten tu visą laiką praktiškai važiuoji ant stabdžio. Arba kyli į kalną, arba tu leidės to kalno. Tai aš dar stengiausi taip labai to stabdžio nenaudoti, bet žinot, gerai, kaip priekyje nieko nėra, tai aš tada su to gazu dirbu. Bet kai kas nors priekyje ten smaukosi, tu niekur nedingsi, tu irgi turi ant to stabdžio laikyti kartais. Tai tu ten praktiškai labai daug to stabdžio naudoji. Ir aš galvoju, geruoju tas nesibaigs. Tai dar neaišku. Dar jeigu aš važiuosiu kitą savaitę, dar kažką, tai dar neaišku, kiek ten pas mane tų stabdžių likę kaladėlių, nes aš žinai, važiavau. Tai dar gerai važiavau, aš nesu dideliu svoriu dar, tokia pusiau, toks be svorio, galim sakyti, didelio. Nu ir ką, dabar pagrįžinėjau, taip likus iki Lenkijos 300 km, užsidegė, kad trūksta skysčio stabdžių. Nu tai va, labą dieną, išnaudojau visas. Ten dar buvo, ten labai prastai matos, bet dar ant dugno buvo, bet kaip ant kalno važiuoji, biškai pasikreipia ir jis jau rašo, kad nebėra. Ir dabar kur nusipirkti, dar Lenkijoje, gal ten gautum kur nors, ir tai dar klausimas. O čia, nuvariau aš šitą aralą, tepalų kokių tik nori, visokių langų skysčių kokių tik nori. Nu visko yra, stabdžių skysčio nėra. Bet nesakyčiau, gal ten kažkoks kitoks pavadinimas pas juos, bet ten iš vis net nėra absoliučiai jokios stabdžių skysčio, net iki panašaus. Tai kaip gali net tokios, čia patys reikalingiausi dalykai. Tai vienu žodžiu, tai jeigu aš būčiau per savo atsargumą nenusipirkus to stabdžių skysčio, bet ačiū Dievui, kad aš dar pataikiau. Vaizdelis. Nu va, kol įjungiau, baigėsi vaizdelis. Tik toks vaizdelis beliko. Nes pilnas mastas. Kokie vaizdai. Šveicarija. Kaip paveiksliukas, Šveicarija. Aš jau per šitą reisą kirtau 9 šalis, įsivaizduoju, 9 šalis jau kirtau. Gal dar ir 10 bus, bet gal dar 9.
Bulgarijoje kaip visada laukti reikia, bet va, gerai, kad šalia valgykla yra. Nors pavalgysiu, va, 5 eurai. Na, pirmas įspūdis 2,20, va čia plotis. Kažkaip pravažiavau, atrodė, o, tai plačiai čia viskas okei bus. Ir antrą Zasadą Italijai. Štai, privažiuoju. Plotis 2,20, nu turėčiau tilpti, kaip ir normaliai. Vidurdėliai 2,40, bet ten pralindau, tai viskas okei. Nu ten žiūriu, toks suboda važiuoja, jį taip lėtai, jau man biški neramu, kai jis taip lėtai važiuoja. Bet kai galvoju, suboda jis daug platesnis, tai jam gal ten sudėtingiau, žinot, važiuoti. Bet aš dar nematau to vaizdelio, kas manęs laukia už kampą. Nu ir dabar jie prasilenkia. Ir dabar aš suku. Ir labą dieną. Čia turbūt ir 2,20 spėjo nebuvo. Nu, jau ten nežinau. Čia aš turbūt dar niekada gyvenime taip siaurai nevažiavau. Dar žinau, taip iš posūkio labai sunku. Kad dar tiesiai būtų tiesioji, būtų daug lengviau išsukti. Čia žinokit, nuplotis buvo 1 centimetras iš vieno šono man ir 1 centimetras iš kito šono. Čia tiesioginė to žodžio prasme. 1 centimetras. Tai jūs įsivaizduokite, kaip buvo linksma važiuoti. Ten, galim sakyti, kvėpuoti buvo baisu. Nes jeigu tik nors 1 centimetrą ne taip vairą pasuksi ir viskas. Ir tu arba nusibraižysi šoną, arba užstriksi. Ir tada nei pirmyn, nei atgal. Va ten tas dešinys, pirmo to kairio šono aš net nemačiau, bet ten liktai pasižiūrėjau, liktai buvo, tas 1 centimetras, bet dešinys šonas ten ėjo, ten tiesiog jau praktiškai, nežinau ten, kaip pavyko man ten nenubraukus pravažiuoti, bet kažkaip pravažiavau. Tai ten tie mane prakeikė laukdami, bet turbūt galvoja, čia dabar, jeigu ta blondinė užstriks, tai čia bus šakės. Čia košmara, čia aš dar taip siaurai nevažiavau gyvenime. Bet Italijoje reikia labai atsargiam būti ir geriau net ir prie 2,2 su busikiais nevažinėti. Nes jeigu bus posūkis, tu nepasuksi, kai esi ilgas ir labai sunku išsilyginti. Va čia kai tiesioji, jau buvo lengviau biški taip tą vidurį pagauti. Bet ir tai, ten irgi milimetrovkiam praėjau. Ir čia matos, kai kas jau ten ir pribraižęs ten tų šonų. Bet ten tas posūkis, tai sakau, ten 1 centimetras, va gaila, negali per video perteikti to viso vaizdo. Nepradėsi ten filmuoti, kai tave ten eilė jau susidarė, laukia, kol tu pravažiuosi. Pakalbėkime apie intuiciją. Aš turiu neblogą intuiciją, tik aišku, ne visada jos klausau. Dabar, pavyzdžiui, Rumunijai buvo. Važiuoju taip, galvoju, reikia tam per taip buvo autostradą. Tai galvoju, kažkaip reikia taip pardagą kokią užsukti. Kažką ten zakusoną nusipirkti. Bet taip kažkaip tingėsi, tada taip mažiau, tada kažkaip taip galvoju, gal nevažiuoti. Bet kažkodėl vis tiek man mintis neapleido, kad reikia užsukti ir viskas į tą parduotuvę. Ir taip kaip tik žiūriu nuvažiavimas nuo autostrados ir ten žiūriu kaip tik prekybtintis didelis. Ir taip mane jį įtraukė. Galvoju, bala nematė, užsuksim. Netoli čia nuo kelio ir gerai, kad užsukau. Aš taip išlipu, bet šiaip dar būčiau gal nelabai atkreipus dėmesio, nes tos padangos mano tos visai, kad tokios biškai kaip pasileidusios būna, ypač jeigu dar svorio turi. Bet ten taip likti kažkaip daugiau pasileidę buvo. Ir dar gal būčiau aš taip nepatrikus labai baisiai, bet aš ačiū Dievui, mano akis užkrito už vienies. Matys, kaip sakau, mano angelas sargas nukreipia, kur reikia mane nuvažiuoti, intuiciją. Ir, kaip sakant, ir tą vienį, kaip sakant, vietoje apsukti, kad matytųsi. Ir mano pirmas žvilgsnis, ir kažkaip aš tą vinį pamačiau, ir tada jau ponėlio, kad jau supratau, kad jau čia viskas. Čia reiškia, jau tikrai leidžia. Tai ten gerai buvo, kaip tik šalia buvo degalinė, OMV, kur buvo prie pat tie putikliai. Tai aš įsivaizduojat, aš 4 atmosferas supučiau į tą padangą, kur ten apie 5 reikia pūsti, o aš 4 atmosferas supučiau. Tai aš tenai važiavau su 1,5 atmosferos, galim sakyti. Kaip ten tą padangą, taip dar palyginus neblogai atrodė, tai keista. Nes su 1,5 atmosferos iš 5, tai čia žinot. Tai įsivaizduojat, jeigu aš būčiau ten neužsukusi tą parduotuvę,
Ir aš ten užėjau ten toliau Pylinus, ten jau būtų jau visokiais kaimais miesteliais. Tai žinau, ten būtų tą padangą iš vis nuleidę ir jie būtų man tenai iš vis taip sudraskė į gabalus. Ir būtų tada didesnė problema keisti ratą. Nu, bet ačiū Dievui, dar toj Rumunijai ten buvo visokių ten verslų pas jos daug kiekvieno kampo. Kaip tik išvažiuoju iš tos pardės tenai už kampo, žiūriu vulkanizacija, ten kažkoks vos neikės kelias tenai. Tai aš gau tą ratą reiks keisti, viską, jis ten nieko kažką tai įkišo ten tokį pirkšt ir užtaisę. Nu, bet galvoju, pasisekė. Paskui kita intuicija. Tenai tai švis topas buvo. Sustoju aš tenai Vengrijai susimokėti už Vengrijos kelius. Ir ten priekį manęs, nu taip irgi sustojom ten prie pat tokios kelio, nes nebuvo parkingė vietos. Priekį manęs bembas kažkoks. Bembas, kažkas panašaus į bembą ten stovėjo, bet toks kaip džipas. Ir nežinau, kodėl jis man užkliuvo. Bet tos moteriškas užkliuvo kažkodėl ten vaikštančios, dar kažką tai. Nors aš nieko apie jį blogo nepagalvojau, tik taip kažkaip aš į dėmesį labai atkreipiau. Kažkodėl taip. Ir paskui aš ten susimokėjau, ten viską, ir paskui nežinau kodėl, aš niekada gyvenime taip nedarydavau, susimokėjau, ten užsipildau tą lapą ir padedu, ir viskas. Bet dabar man irgi kilo mintis kažkodėl tai paskaičiuoti, paversti tą sumą į eurus ir pasižiūrėti, kiek ten kainavo tie keliai. Ir aš ten sėdėjau prie to mobiliako, tenai majau tą kuklą, ten verčiau, tenai, dar pildžiau lapus kažkokius, ten tas jau, ten vienu žodžiu. Ir paskui tas bambas ten dar stovėjo, tik paskui jisai išvažiavo ir aš dar kas 2 minutės tenai irgi kuičiausi. Nežinau, kodėl kuičiausi, kas man ten šovė mintis, kur niekada taip nesielgdavau, faktiškai. Ir ką, išvažiuoju aš į autostradą ir viskas gerai buvo, ir kuklas nieko nerodė, viskas tvarkoj, ir staiga priekyje kažkokia ten ar avarija, ar kas tenai, bet matyti, kad ten ką tik tai, nesenai tik tai įvykę. Nes ten prieš tai nieko nebuvo, net horizonte. Ir mes ten taip stovėjom, kokias nežinau tenai, pusvalandį greičiausiai. Ir aš taip važiuoju pro šalį, galvoju pasižiūrėsiu, kuris tenai sugebėjo, kas ten sugebėjo susikalti. Ir kaip jūs galvojate? Nepatikėjau savo akim, tas bembas. Būtent tas bembas, kuris stovėjo priešais mane. Ir aš galvoju, gal čia mane irgi angelas sargas apsaugojo ir mane sulaikė, kad aš nevažiuočiau. Nes galėjau aš su juo kartu išvažiuoti, kur nors papulti tą hebeknę tenai su tom avarijom. Bet ten avarija buvo tokia, kad jisai į tas bembas įkalė į tą fūrą. Nes fūros stovėjo su galu, jis ten buvo priekis visas suvarytas ir galas ant fūros įlenktas visas. Bet kaip jis ten sugebėjo į tą fūrą, nežinau, arba jie abu, taip sakant, apsimokėjo tos kelius, kuitėsi popieriuose ir vienas išlindo, kitas nematė. Arba nežinau, kad, aš net nemačiau, tai negaliu spręsti. Bet svarbiausia, galvoju, ten tas mano sugaišimas kelių minučių, galim sakyti, išgelbėjo nuo to kažkokio tai įvykio, kur galėjau aš irgi ten pakliūti tą visą kipišą. Tai kartais tavo kokia nors intuicija arba veiksmai tave priveda prie kažkokio tai gero dalyko, todėl kartais reikia ir nesinervuoti, kad kas nors kitaip vyksta, o gal tave kas nors sulaiko, kad tu kur nors nepapultumė kokią nors bėdą. Taip ir čia, tiesiog kaip užsakyta buvo.